Aš esu Dorotė Girėja, muzikantė. Mano muzika yra etnomuzika, tai mane labiausiai įkvepia ir ne tik lietuvių, bet ir kitų kultūrų. Pasaulio muzika, world music, šitas žanras mane veža. Ir turim projektų ir kartu, ir atskirai, ir dar tų projektų, kurie pakeliui. Aš vardu Rytis Girskas. Laikau save ne tik muzikantų, stalium taip pat, kur didelė skulptorium. Ir tėčių. Ir tėčių, jo. Na, muzika irgi paskutiniu metu daugiausiai world stilius, indišką muziką susidomėjau, groju įvairiais indiškais instrumentais. Taip, turim projektą su Dorotės sesė, Agota, vadinasi Laimingoa. Visi trys kartu. Visi trys kartu. Tas projektas kinta, būna ir prisijungia kiti atlikėjai. Tai yra post-folk muzika, etno, bet įvilkta į šiuolaikišką rūbą truputėlį. Ir tai, kas eina per mus realiai. Tai kartais eina nebūtinai vien tik mūsų prigimtinė, kaip sakant, tautybė, bet ir tai, kas eina per mus. Ši daina, Jievaras, tai yra vestuvių daina, lietuvių liaudies, yra be galo graži mums patiems, tekstas be galo gražus, be galo graži istorija, iš tikrųjų tokia, kuri ir įkvepia taip gyventi ir bent jau stengtis. Na, ne visada pavyksta, bet turėti tą vaizdinį tokį, kada partneriai, tos dvi skirtingos energijos taip susikalba, taip susiklauso ir kad net vieną giesmę gieda kartu. Nuostabu. Kad tai pavyktų. Taip, čia tokia siekiamybė, turbūt vieną dieną taip gausis. Pirmiausia, tai turbūt tai yra tas atvejis, kai tu negali nedaryti. Jeigu tai eina per tave ir tai tau suteikia džiaugsmo, o be šito tu jautiesi, nepilnas kažkoks, liūdnas, tai vadinasi, tai yra tavo kelias. O kodėl etno, tai paprasčiausiai tas pasaulis, mitologinis, tas senovinis pasaulis, bent jau mane tai labiausiai įkvepia ir suteikia tos varomosios jėgos mano kūrybai ir kažkaip aš labai rezonuoju su tuo. Na, aš tai pradėjau paauglystėje, taip gana užgavo draugas ambiciją ir ta ambicija matyt buvo ilgą laiką variklis. Draugas tiesiog geras pasakė, tau sako, mišką ant ausies užlipo, tu niekada negrosi už. Susiėmiau ir pradėjau mokytis ir po mažiukais tai taip įvažiavo tiesiog į gyvenimo būdą, įaugo į kraują, kad tos ambicijos gyvenime jau senai praėjo ir paliktos ir kaip žaidimo dalis jau atmirė, o pati muzika tiesiog įaugo į patį įkvėpavimą, tokį įaugo į kaip instrumentas, kaip kūno pratęsimas, jisai tiesiog liejasi. Man būna, kai aš sarodų groju, tai dažnai pastebiu, begrodamas staiga pastebiu, o iš kur aš tai paimu, nes tai improvizacija ir aš susilieju su kažkokiu šaltiniu, kur aš pats net nesuprantu, iš kur tai semėsi, kaip tai liejasi, aš pats lyg instrumento dalis ir kažkas liejasi per mane, man tai stebuklas ir inspiracija. Man atrodo, kad iš tikrųjų viskas yra įmanoma gyvenime, viskas, bet tai priklauso nuo tavo požiūrio, net nuo tavo energetinio lauko. O asmeniškai, jeigu apie mus klausiant, tai mes einam tuo keliu, po truputį. Na, aš tai
turiu kitą profesiją, kurią taip pat labai myliu ir kuri maitina mane, kiek taip visai ten būna tų kalnų pakalnių. Yra gyvenime taip, kad užsigrojau daugiau negu užsistalyvau, bet šiuo metu tai aš net ir nesiekiu to ir visiškai paleidžiu tiesiog tiekmei, kaip yra. O kad Lietuvoje įmanoma, tai aš manau taip ir įmanoma. Galbūt tai irgi, tai yra kelias tam tikras, vat mes turbūt jau perėjom tą etapą, kai norėjosi tikrai, tai buvo svarbu, tas, kiek tu gausi, nes tu vat duodi, tu nori gauti, natūralu, bet dabar turbūt esam jau, kad mes vat auginam vaikelius ir mums tai netgi savotiška proga ištrūkti ir mes tiesiog mėgaujamės tada. Ir taip ir, manau, sveikiausia, kai pirmoji vieta yra mėgautis ir daryti tai, kas tave veža. Jeigu šiuo metu jums yra nelengvas laikas, tai žinokit, kad viskas praeina ir kad tai jūs ugdo ir lipdo. Po viso šito jūs būsite dar didesni, platesni, talentingesni. Ir visi mes einam per tos pačius laiptelius, per tas pačias bangas. Ir dar labai svarbu, manau, šiom dienom yra vienytis, burtis, prisiminti, kad esam vienas pasaulis, viena šeima. Na, ką aš pasakyčiau, memento mori. Gyvenkim taip, kad negaila būtų numirti. Mes esam Spotify, tai Sensvaja, mano grupė, o taip pat ir YouTube yra daug prifilmuotų visokių ištraukų iš koncertų ir iš kelionių ir netgi iš repeticijų ir buitinių vaizdelių, šmaikščių. Ir kur dar? Instagramas dorotė.sensvaja. Mano muzika, tai reikia prisirinkti malkų, ateiti, užsikurti lauželį ir tada mes tam pasidėsim. Tiesiogiai gyvai. O taip.